Seimo pareiškimas dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo raidos. 1939–40 metų išorinėms jėgoms likvidavus Lietuvos valstybę, lietuvių tauta priešinosi įvairiais būdais ir reiškė savo valią valstybę atkurti. Paskelbus Tarybų sąjungoje pertvarką susidarė sąlygos atsirasti sąjūdžiui, kurio programoje Lietuvos valstybinio suvereniteto siekimas laikomas pagrindiniu tikslu. Sąjūdžio Seimas 1989 m. vasario 16 dienos deklaracijoje pabrėžė, kad Lietuvos valstybės atkurtos 18 m. vasario 16 dieną tarptautinis teisinis pripažinimas tebegalioja ir kad lietuvių tauta niekada nesusitaikė su nepriklausomybės praradimu. Seimas konstatavo Lietuvos žmonių siekį kurti laisvo tautos apsisprendimo sąlygas ir taikių būdų žengti į valstybinio suvereniteto atstatymą, neapsiribojant daliniais pasiekimais. TSRS liaudies deputatų rinkimai parodė, kad Lietuvos visuomenė neremia LKP-CK tezių apie Lietuvos suverenitetą TSRS sudėtyje. Pasikeitusioje politinėje situacijoje 1989 m. gegužės 18 dieną Lietuvos TSR aukščiausioji taryba priėmė deklaraciją, kurioje sakoma, kad Lietuvos valstybė 40 metais buvo prievarta ir neteisėtai prijungta prie Tarybų sąjungos. Lietuvos valstybinės suverenitetas yra akivaizdus lietuvių tautos siekis. Lietuvos Tarybų Rusijos 20 metų Liepos 12 dienos sutartis nedenonsuota ir tik ji nustato Lietuvos santykių su TSRS. Prasideda valstybės atkūrimas. Seimas mano, kad okupacijos ir aneksijos padariniams panaikinti būtina paskelbti. Paskelbti 1940 metų rinkimus į liaudies Seimą neteisėtais, o jo nutarimus negaliojančiais. Pradėti derybas su TSRS dėl jos kariuomenės buvimo Lietuvos teritorijoje sąlygų ir palaipsnio išvedimo terminų Europos nusiginklavimo kontekste. Sušaukti visų Lietuvos politinių jėgų pasitarimą, skirtą aptarti klausimui, kaip išlaikant stabilią Lietuvos politinę situaciją atkurti nepriklausomą valstybę.